Kaip Lietuvoje sekėsi amerikiečių grupiai Five Finger Death Punch? Kuo klausytojus nustebino jubiliejinis Nidos festivalis? Kokius širdį glostančius žodžius prieš savo koncertą išgirdo atlikėja Giedrė? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. JAV sunkiojo roko grupė Five Finger Death Punch sudrebino Kauną. Birželio 13 pirmą kartą Lietuvoje koncertavę rokeriai nepaliko abejingų. Milijonus įrašų pardavusi grupė, kuri tęsė bendrų koncertų su Metallica seriją, surengė trankiausią metų šou. Žalgirio arenoje Kaune susirinkusius sunkiosios muzikos gerbėjus džiugino ne tik pagrindinės žvaigždės Five Finger Death Punch, bet ir koncertą pradėję svečiai grupės Ice Nine Kills ir Ectomorph. Pirmieji į sceną žengė Vengrijos sunkiosios muzikos scenos atstovai Ectomorph. Vengrų roko grupė, kurią charizmatiškasis dainininkas ir gitaristas Zoltanas Zoli Farkas nedideliame Vengrijos miestelyje subūrė 1994 metais, nuėjo įspūdingą ir nepaprastą kelią, kad taptų viena žinomiausių ir įtakingiausių metalo grupių Europoje. Energingą pasirodymą surengę Ectomorph lengvai įaudrino gausiai susirinkusius sunkiosios muzikos fanus. Antri scenoje grojo amerikiečių sunkiojo metalo grupė Ice Nine Kills, kilusi iš Bostono miesto. Muzikantai, kurie pavadinimą grupiai pasiskolino iš 1963 metais išleisto žymaus rašytojo Kurt Vonnegut romano Cat's Cradle, yra išleidę 6 studijinius albumus ir ne veltui vadinami viena didžiausių šiuolaikinio metalo muzikos jėgų. Kartu su didžiausiomis sunkiosios muzikos žvaigždėmis Slipknot, Falling in Reverse, In This Moment, Black Wild Brides, Motionless in White ir daugeliu kitų koncertavusios grupės Ice Nine Kills pasirodymas tapo puikia įžanga į pagrindinių vakaro žvaigždžių Five Finger Death Punch show. Pirmą kartą Lietuvoje koncertavusi sunkiojo roko grupė Five Finger Death Punch į sceną pas išsilgusius gerbėjus žengė visa jėga. Surengę gaivališkai laukinį pasirodymą Kaune, rokeriai pristatė albumą Afterlife, taip pat atliko naujausius kūrinius ir visus didžiausius savo hitus. Five Finger Death Punch yra daugybę platininiais tiražais parduotų albumų išleidusi sunkiojo roko grupė, garsėjanti ypač energingais koncertiniais šou. Pastaruosius 5 metus Five Finger Death Punch tvirtai laikosi geriausių sunkiojo roko muzikos grupių trejetuke. Net 10 grupės hitų buvo pasiekę pirmąją vietą populiariausių roko hitų sąraše Billboard Mainstream Rock Airplay. Nuo 2007 metų grupė yra išleidusi per 30 didelės sėkmės sulaukusių singlų, iš kurių 15 tapo hitais numeris 1. Grupė taip pat išleido 8 studijinius albumus ir 2 geriausių dainų rinkinius Greatest Hits. Vienas iš grupės įkūrėjų, gitaristas Zoltan Bathory, neseniai tapo kultinio Call of Duty vaizdo žaidimo serijos dalimi. Žaidime yra specialiai pagal jį sukurtas personažas. Five Finger Death Punch pelnė daugybę apdovanojimų ir garbės titulų, taip pat prestižinį Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės asociacijos apdovanojimą Soldier Appreciation Award, kuris anksčiau buvo suteiktas tik rokenrolo karaliui Elviui Presliui. Tapę vienu iš labiausiai atpažįstamų muzikos vardų, Five Finger Death Punch pastoviai koncertuoja visuose didžiuosiuose muzikos festivaliuose ir išparduoda arenas visame pasaulyje, o pernai ir šiemet groja grupės Metallica gastrolėse M72 World Tour. Be to, Five Finger Death Punch nuolat demonstruoja savo įsipareigojimą keisti pasaulį ir aukoja lėšas įvairioms labdaros organizacijoms. Po pasirodymo mūsų šalyje, grupė dar surengė koncertus Danijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Liuksemburge, Slovakijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Ispanijoje. Birželio 14-osios vakarą prasidėjo legendinis festivalis Nida. Lietuvos pajūryje vykstantis renginys šūkiu "Benai plaukiam į Nidą" kasmet sukviečia minias poilsiautojų.
Šiemet ši šventė jubiliejinė, 30-oji. Prieš 30-metį pirmą kartą surengtas tuo metu didžiausias Lietuvoje muzikos festivalis Nida ant Marių kranto sugrįžo su būriu scenos žvaigždžių. Kadaise filme Maža išpažintis nuskambėjusi Vytauto Kernagio personažui ištarta frazė "Benai plaukiam į Nidą" tapo neatsiejamų festivalio šūkiu ir šiemet gausiai sukvietė publiką į vieną gražiausių šalies vietų. Pamenu, per pirmuosius festivalius stovėdavau žiūrovų minioje. Buvo eilės, kurios laukdavo kelto. Visa Lietuva važiavo, plaukė į Nidą. Džiaugiuosi ir dėkoju Arūnui Valinskui, kad festivalis Nida vėl vyksta. Sveikindamas festivalio dalyvius ir svečius sakė Neringos miesto meras Darius Jasaitis. Kai pagalvoju, kad festivalį pradėjome rengti daugiau nei prieš pusę mano gyvenimo, gerklėje sustingsta gumulas. Šią ypatingą gedulo ir vilties dieną prisiminkime tuos, kurie negrįžo iš šalies okupantės gniaužtų. Palikime gedulą ateičiai ir švęskime viltį, nes be jos nebus ateities. Kvietė festivalio idėjos autorius ir organizatorius Arūnas Valinskas. Pirmasis vakaro koncertas, kurį vedė Asta Stašaitytė ir Deivis Norvilas, skambėjo neseniai iš šio pasaulio iškeliavusiam kompozitoriui Gintarui Zdebskiui, 1994 metais sudėliojusiam žodžius festivalio himnui, sukūrusiam daugybę iki šiol populiarių garsių atlikėjų dainų. Tarp jų daugelio lietuvių lūpoms mintinai žinoma Palaimink Dieve mus, tapusią šio vakaro koncerto baigiamuoju akcentu. Šventę savo, scenos kolegoms ir visiems susirinkusiems gerbėjams pirmąją festivalio dieną kūrė Inga Valinskienė, Natalija Bunkė, Kastytis Kerbedis, Ovidijus Vyšniauskas, Stepas Januška, Virgis Stakėnas, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė, Deivis ir Renata Norvilai, grupės Žemaitukai, Patruliai, grupė 2, Tabasko ir kiti. Festivalis Nida skirtas ne tik publikai, bet ir patiems atlikėjams. Tai šventė tiems, kurie įpratę ją dovanoti kitiems. Ne kartą yra sakęs Arūnas Valinskas. Didžiajame šeštadienio birželio 15-osios vakaro koncerte vienas kitą keitė ir geriausius savo hitus atliko Marijonas Mikutavičius, Česlovas Gabalis, Laura Remeikienė, Egidijus Sipavičius, grupės Pelenai, Vairas, Džentelmenai ir daugelis kitų. Visi dainininkai tradiciškai apdovanoti rūkytais Nidos unguriais. Koncerto vedėjomis tapo Nidoje gimusi ir sveikinti su žiūrovais iš scenos daugelį metų svajojusi aktorė Justė Zinkevičiūtė ir festivalio simbolio šviesaus atminimo Vytauto Kernagio dukra Eglė Kernagytė, vakaro metu pasidalinusi ne viena šmaikščia istorija apie scenos garsenybių užkulisių gyvenimą. Didžiuoju deimantų jubiliejinio festivalio karūnoje tapo grupės Hiperbolė sugrįžimas. Publika turėjo unikalią galimybę vėl dainuojant išgirsti Hiperbolės legendas Viktorą Praprą, Igorį Beriną ir Arvydą Šnarą. Bilietai išparduoti. Tokius kiekvieno muzikos kūrėjo ir atlikėjo širdį paglostančių žodžius birželio 12-osios vakarą turėjo džiaugsmo ištarti Giedrė. Jos naujojo albumo Kiaurai sielas pristatymo koncertą Vilniaus vasaros terasoje nebeliko nė vieno laisvo bilieto. Susirinkusieji tiesiog tirpo nuo kūrinių, kurie išties skrodžia sielą kiaurai. Koncerto scenografija priminė albumo Kiaurai sielas viršelį. Publikos gretose buvo ir nemažai žinomų sostinės kultūros, meno ir pramogų pasaulio atstovų, nuoširdžiai besimėgaujančių Giedrės muziką. Ne vienas jų kalbėjo, kad Giedrė, kuri scenoje jau praleido ne vieną dešimtmetį, dabar išgyvena ypatingą laiką, kai jos jautri, asmeniška, o kartu seno gero reivo neišsižadanti kūryba ima skleisti itin ryškias energetinės bangas. Tai, kad į pirmąjį albumo Kiaurai sielas pristatymo koncertą buvo išparduoti visi bilietai, tik patvirtina, kokios aktualios ir reikalingos yra Giedrės dainos, o jai pačiai svarbi emocinė grąža.
Kiekvieną kartą, kai išgirstu, kad išparduoti visi bilietai, būna labai malonu, gera ir aš pasakau, yes, I did it again. Po koncerto dar nenuslūgus emocijoms kalbėjo Giedrė. O ką norėčiau perduoti tiems, kas buvo šiame koncerte? Pirmiausia, padėkoti ir pasakyti, kad laikom ryšį. Aš savo klausytojais pasitikiu jau daug metų ir nebereikalo. Būtų keista, jeigu šiandien būtų buvę kitaip. Tada aš likčiau nustebusi. O dabar, niekiek nenustebus, tiesiog be galo dėkinga. Giedrę apšildė garsus didžėjus Tomas Bu, apie kurį ji dainuoja naujojo albumo kūrinyje "Ta naktį grojo Tomas Bu". Ši daina įjungė visas įmanomas lemputes galvose tų, kurie dar pamena pašėlusias bugalų diskotekas, virtusias Vilniaus legendomis. Aš suprantu, kad tampau nostalgijos stygas ir nesiruošiu to atsisakyti, nes man atrodo, kad aš atradau savo raktą. Mano raktas būtent nostalgijos stygos, sakė dainininkė. Nostalgišką timptelėjimą klausytojai pajuto ir tada, kai Giedrė atliko Foje dainą "Saugok vaikystę". Tai buvo graži staigmena. Programoje taip pat skambėjo Giedrės kūriniai "Išdalinau", "Aš normaliai", "Užsikloję dangaus skliautais" ir kiti. Šiandien naujienų tiek, ačiū, kad žiūrėjot, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti šio video su kitais. Iki.